Tai kaip pasimatuoti, kokiagi asmeninė ta laiko juosta, asmeninė laiko linija? Labai paprastas būdas, labai paprastas elementas - pasirinkti tokį elgesio modelį, tokį elgseną, tokį elgesį, kuris yra pažįstamas, kuris yra šiandien, buvo vakar, buvo prieš metus, 2, 3 ir 5 ir greičiausiai bus ir po metų, po 2, po 3 ir 5. Tai yra toks visiškai buitinis elementas, visiškai buitinis dalykas. Pavyzdžiui, dantų valymasis. Ir užduotis yra labai paprasta. Pirmas klausimas yra toksai. Šiandien valėsi dantis. Greičiausiai žmogus pasakys taip. Kur yra erdvėj tas paveikslėlis? Ne? Kur paveikslėlis yra, prisimink, vonė, ar kur tu ten buvai, kur tai yra šiandien, kur tas paveikslėlis ir klausimas. Aš savo vonios kambarį ir tai jau suponuoja, kad jau yra asocijuotas laikas. Ar aš tai matau prieš save? Ir tada pradam nuo šito elemento, nuo to disocijuoto laiko. Matau prieš save, o vakar, ar yra paveikslėlis vakar, o prieš savaitę, o prieš mėnesį. Ir galima nupiešti erdvėj, ant balto lapo, nupiešus nosį, tokį varnelę kaip nosis, erdvėj galima nupiešti atskaitos taškas, kur čia ir dabar, kaip vingiuojasi ta laiko linija atgal. Kiek žmogus prisimena save besivalantį dantis. Pusmetis, metai, 2, 3, 5 ir tas paveikslėlis gerai būtų, kad tie paveiksliai būtų panašaus ryškumo, panašios kokybės. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus pradeda kalbėti, kad paveikslėlis netoks ryškus, jisai blanksta, dar kažką, darom prielaidą, kad iki tiek jisai tokius įvykius, to laiko linija atgal tiek veikia. Paskui jau kažkur yra toks nusimušimas arba tiesiog įsitrynė kažkokie tai dalykai, užmiršo. Ir tai yra viskas, tai yra normalu. Tai gali būti 3, 5, 7 metų prisiminimai, kaip jisai valėsi dantis, galbūt netgi chalatas ar ten kažkoks kitoks rytinis rūbas, tuo metu yra dantų šepetuko spalva, kiti prisimena, labai įdomiai būna. Ir tas pats į priekį, kaip tu save matytum, ar tu valysies dantis, kaip atrodys tas paveikslėlis, o po savaitės, o po mėnesio. Ir labai įdomus momentas, į kur laiko linija, tai pirma tai sukasi, kuria kryptim, ar jinai tiesiai iš kairės į dešinę, ar jinai tokių puslankių, ar jinai kitokių puslankių, būna įdomių formų. Ir tai mums leidžia interpretuoti, ypatingai terapiniam kontekste, žmogaus santykį su pirma laiku, antra su įvykiais, kas vyko arba kas galimai gali vykti pagal tuos procesus, pagal tuos periodus. Keisčiausia tokia laiko linija, kurią teko matyti, tai buvo spirale aukštyn. Keisčiausia, nes turbūt toks labai retas atvejis. Ir suinterpretavo žmogus ją šitaip, kad tai yra nuolatinis augimas. Negali nieko sakyti, jis tai pasirinko. Tiesa, spiralė tada turi išorinę vidinę dalį, reikia turėti omeny. Ir jeigu viskas tvarkoja, žmogui tinka, viskas tvarkoja. Ką darom, kai yra asocijuotas laikas? Ne? Tai tas pats. Tiesiog pasižiūrim, nes ta laiko linija eina per žmogų, tarsi arba per šoną kažkur, arba iš galo į priekį. Ir kiek laiko žmogus mato, ne? Kaip atgal tai vyko, kaip jis ten valėsi dantis, tai greičiausiai jaus pojūčius, nes asocijuotam laikė turėtų būti pojūčiai. Jeigu tai dantų valymas, tai dantų šepetuko kontaktas su dantim. Kiek tas procesas atgal ir kiek jis įsivaizduoja, kiek jam matosi, tas procesas galėtų eiti į priekį. Tai vėlgi, nei gerai, nei blogai, viskas mums tinka. Žingsnis atgal, tiksliau tas periodas, kuris yra atgal, gali suponuoti, gali duoti žinoti, kiek žmogus turi jungti prisijungimą tokį prie prisiminimų, kurie vyko, ir kiek yra į priekį, kiek jisai gali realiai planuoti, kiek jisai save į ateitį mato, tiek vienu, tiek kitu, abudu laiko suvokimai mums šitoje vietoje tinka, žiūrint į priekį, kiek jo planai yra realūs, kiek jisai juos gali suvokti. Nes, pavyzdžiui, paklausti žmogaus, kaip tu save įsivaizduoji po 10 metų, jeigu jo laiko linija ten yra 3 metams į priekį, jam yra sudėtinga, tai jisai greičiausiai daro tiesiog tokį kerpą, trejetuką, tą, kur buvo ties trejetu, ir sako, po 10 metų bus tas pats. Vėlgi, tai nei gerai, nei blogai, tai nuo asmeninio poreikio. Jeigu yra noras patyrinėti asmeninę laiko liniją, asmeninę laiko juostą, prašau į sveikatą. Mums kaip NLPeriams laiko linijos suvokimas, žinojimas ir matymas padeda teisingai sudėlioti akcentus
tuose pačiuose erdviniuose inkaruose. Išnaudoti erdvę priešais mus, kalbantis su klientu, su pašnekovu, kad pataikyti į jo subjektyvų pasaulio suvokimą, kad tas rezultatas komunikacijos būtų geresnis.